Šiaulių Ringuvos mokykla yra šiuolaikiška, atvira kaitai ir naujovėms ugdymo įstaiga, kurioje mokosi vaikai ir jaunuoliai nuo 7 iki 21 metų turintys individualių ugdymosi poreikių. Tai mokykla, kur modernumas susitinka su nuoširdžiu rūpesčiu. Ypatingas dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio gebėjimams ir galioms. Pamokose vyrauja mokytojo, mokinio padėjėjo ir mokinio veiklų dermė. Ugdymo turinys individualizuojamas, taikomos įvairios mokymo formos. Aktyviai naudojamos išmaniosios lentos, planšetės, kitos naujausios mokymo priemonės. Kiekviena klasė turi poilsio kambarį. Tai saugi erdvė, kuri padeda mokiniams atkurti emocinę pusiausvyrą. Laisvalaikio metu čia jie gali pailsėti, pažaisti, užsiimti patinkančią veiklą. Ypatingiems mokiniams ugdymo procesas vyksta struktūruotai organizuotose aplinkose. Taikomi struktūruoto ugdymo elementai, vizualiai pateikiamos veiklų sekos. Tai padeda mokinių komunikacijos, socialinės sąveikos ugdymui, elgesio modeliavimui, sensorinės integracijos plėtojimui. Mokykloje įrengtoje STEAM laboratorijoje mokiniai stebi, tyrinėja, eksperimentuoja ir kūrybiškai atranda pasaulį per patyriminę veiklą. Atlikdami bandymus, dirbdami komandoje, jie įgyja problemų sprendimo, bendradarbiavimo įgūdžių, noro veikti kartu. Hibridinio mokymo klasė – tai mokymosi aplinka, kurioje mokiniai nuotoliniu būdu aktyviai įsijungia į veiklas su kitų mokyklų mokiniais. Čia skatinamas komandinis darbas, bendradarbiavimas, pagarba skirtingoms nuomonėms ir atsakomybė už savo indėlį. Didelis dėmesys skiriamas mokinių savarankiškumo ugdymui. Organizuojant praktinės veiklas, siekiama jiems padėti pasirengti gyvenimui, įgyti kasdienio gyvenimo įgūdžių. Užsiėmimų metu plečiama mokinių patirtis, ugdomi gebėjimai, tinkamas elgesys, formuojami socialiniai įgūdžiai, kompetencijos. Maisto gaminimas – tai dar vienas būdas mokinių savarankiškumui ugdyti. Jie mokosi atlikti nesudėtingas maisto gaminimo operacijas, savarankiškai gaminti patiekalus, saugiai ir tikslingai naudotis įrankiais, virtuvės prietaisais ir įranga. Mokinių socialinės ir emocinės kompetencijas padeda ugdyti mokyklos socialinis pedagogas. Jo organizuojamos veiklos vyksta jaukioje aplinkoje, kur mokiniai nusiramina, bendrauja, patiria emocinį saugumą. Pasaulio pažinimas prasideda nuo aplinkos daiktų ir reiškinių suvokimo. Sensorinėme kambaryje sukurta aplinka, kurią vaikas gali patirti visais pojūčiais. Čia sensorinė patirtis virsta pozityviu mokymosi procesu, padedančiu kiekvienam vaikui geriau suprasti save ir supantį pasaulį. 5 pojūčių klasėje moderni sensorinė įranga leidžia informaciją įsisavinti per regą, klausą, skonį, lytėjimą, judesį. Pačių mokinių kuriama aplinka padeda mažinti nerimą, palaikyti emocinę pusiausvyrą. Šioje erdvėje vyksta pamokos, sensorinės pertraukos, popamokinės veiklos užsiėmimai. Mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų teikiama logopedo pagalba. Pratybų metu naudojamos išmaniosios technologijos, taikomos alternatyviosios komunikacijos priemonės, inovatyvūs pagalbos būdai ir metodai. Interaktyvios edukacinės grindys paverčia mokymąsi judriu, įtraukiančiu, smagiu procesu. Mokiniai mokosi judėdami, žaisdami ir aktyviai leisdami laiką. Tai moderni, dinamiška ir šiuolaikiška ugdymosi aplinka, skatinanti bendradarbiavimą, judrumą ir gerą emocinę savijautą. Mokiniams turintiems judesio ir padėties sutrikimų taikomos individualios ir grupinės kineziterapijos procedūros, gydomojo fizinio ugdymo pratimai, techninės pagalbos priemonės. Užsiėmimų metu koreguojamas judesių valdymas, koordinacija, stiprinamas fizinis vaikų savarankiškumas. Mokyklos sporto salėje mokiniai aktyviai sportuoja, žaidžia komandinius žaidimus, mokosi krepšinio technikos elementų. Fizinio aktyvumo užsiėmimuose formuojami jų judrumo ir bendro fizinio pasirengimo gebėjimai. Sporto būrelius lankantys vaikai garsina mokyklos vardą miesto, šalies sportinėse varžybose. Dailės užsiėmimai.
Tai erdvė mokinių kūrybai, vaizduotei ir saviraiškai. Čia mokiniai piešia, tapo, eksperimentuoja, įvairiomis meninės raiškos priemonėmis išreiškia savo jausmus ir mintis, dalyvauja parodose, konkursuose, o mokyklos erdvės puošiamos jų kūrybiniais darbais. Muzikinis ugdymas mokykloje padeda atskleisti vaikų meninius gebėjimus. Čia įsiklausoma į kiekvieno ugdytinio poreikius, skatinamas savarankiškumas ir kūrybiškumas. Muzikinio ugdymo būrelių nariai, respublikinių ir tarptautinių konkursų, festivalių laureatai bei nominantai. Po pamokų mokiniai gali prasmingai laiką leisti pailgintos dienos grupėse. Jiems organizuojamos įvairios veiklos, edukaciniai užsiėmimai, plėtojama vaikų saviraiška ir kūrybiškumas. Regiono mokiniai turi galimybę gyventi mokyklos bendrabutyje, kur sukurta jauki, namus primenanti aplinka, sudarytos saugios gyvenimo, ugdymosi ir poilsio sąlygos. Mokykla teikia maitinimo, mokinių pavėžėjimo, užimtumo atostogų metu paslaugas. Šioje mokykloje kiekvienas vaikas yra išgirstas, suprastas, atsižvelgta į jo norus, galimybes. Tai erdvė, kurioje jis gali svajoti, ieškoti ir atrasti save, augti, tobulėti.